Visą žiemą jau čia sėdu prie to kompo. Oras toks gražus. A nereiks maudyti žvejybą. Taigi, šiandien turim kovo 7 dieną, yra kokiai 3 laipsniai šilumos. Prasidėjus sąžiningą visą žiemą prie kompų, prie darbų, norisi atvažiuoti gamtą atsipalaiduoti. Einam toliau. Prisiviliuoti žuvis naudosim Pro Natural Bream Dark. Šaltam vandenio ir naudojam sjaudus pašarėlis. O unkablė raudoni, paprašyta, ir balti. Musės lervus. Tokiu laikotarpiu jauka reikia ypatinga maža. Vos, kad žuvis užaustų ir neprisivalgytų, nes skrondė da neveikanų. Taip, kaip to ir veikt vasarą, pavyzdžiui, tai vos pasijaukinam dėl kvapą. Pirmas 20 minučių praėjo, jokių rezultatų, plūdė kaip įkalta. Nu, aišku, maža lagda tai praėjo. Bet ant baltų tų kirmelių nieko. Pabandysim ant sleiko. Gal ešerys koks atės? Plūdė kaip įkalta. Valandą praėjo, žuvų nėra. Gal ne tiek dėl to žuvų, čia aišku, pavasaris, kai išlenda jau tą saulį, ypač tai, kas dirbo ofisus prie kompų, tikras suprant, kad noras jau bėgti, liekti į tom pavasarį, kad tik uns jau greičiau, kad tik, taip va. Taip ir aš išlėkiau tom pavasarį, ne va tai pažvėjuoti, ilgą čia nepažvėjuosam, bet, kaip ir sakiau, valand praėjo, jokių rezultatų nėra. Bet da pabūs, da pasėdės. Ilgasis daiktas nekrust. Dar kart pakeičiau masalioką, uždėjau pinką uždėjau, 2 pinkas. Nubandykiam dar, lygų ir tokiai. Dabar pakeitus lygų ir tokiai maži jau judesiuką aplink plūdę, aplink masalą. Bet nepakimbi viskas. Ta vieta, kur čia pasigauna žuvis, dar nėra, lets nueis. Tai manau, kad teks sugrįžti dar ryt po ryt, nes pranešiau gražius orus. Ir tikėtis, kad ta vieta jau ten, kur kimb, bus nutirpus, nes dabar ir nenutirpus ir tai dar labiau apsunkina žuvies pagavimą. O šiandien žvejyba bus baigta, gamto pabūta, pakvėpuota ir paukštelį paklausyta. Iki kitos dienos. Gal net ryčkų bus jau ryto. Visą žiemą su tom malkom korktus pečius. Vis nasibaigna atšilst. Visokie literatūrą skaityk, žvejybinį domėtis, kas kur ką punkuo. Nu į tai kvapą padėti, seniai jau užmiršti. Tik tą paimi paustyti, viens skane kvep, kits skane smird, nu boilė. Tai boiliuką su tokiu kvapu. Sėkmės kvaps, sėkminga žvejyba. Nu dabar leda jau nutirpa, ora atšėla, pavasaris atėjo. Nu į viskas, ryt po ryt šiom dienom reikia atidaryti žvejybos sezoną.
Važiuok, Solvyda. Ai tu žvejoti atmovi? O, Riečka, seniai matyt, atmovė, vakšien, prisės. Sleikų skaičiavau, vakar buvo 15, šiandien 18. Gera, kuo daugiau sleikų, tuo daugiau. Gera, tuo daugiau žvejybų. Nu įmanoma, ne, į galvą. Varom į galiorą. Jo, Golbis plaukio, bet tai bus gera. Nu į kelą mieste. Tai va, ant man sako. Kada kalendras dėti jau, kas sakau, nusišnekė, kiek pats savo kalendram daug. Va, čia ir tokį pavasarišką veitą. Anksčiau, nu, ankstiai pavasarį, va, balandis, kovo mėnau. Ir čia raudelis, ir lyns koks gal užkėpti. Ir kartas gali karštis, kartas, neteičiau būnų užkėpti. Tokį, iki. Yra ir karuosų, ir yra mūrų tikra. Kažkaip tai dar nepavyko. Sunkiai čia jo. Nu, kon ruošiamės žvejosam, ne? Pabundysam. Tiesa, dar ledas nenutirpis. Dar ir bedeinėlė. Kaip ir sakiau, šiandien jau su Richardu. Ir aš ant kablio dedu sleiką. O aš tiestą. Tiesto? Tiestą. Didžiai tiesto? Ne, minklės. Tiesto. Būn pavasarį tą tiestą. Uns jau čia irgi labo miego ant minklė žvejoti pasivadė. Didžiai minklė. Tiestą. Didžiai minklė. Svarbu keitą alą atsiklausyti. Pašarą dar nedėjom, nes kartas pavasarį į nerek, o kartas į gal rek. Bet pradžio pabundysim dabar. Be. Golbis važinėjas. Ir žuvis bailė. Pirms 15 minučių praėjai. Nei didžiai tiesto, nei didžiai vormas. Kol kas rezultatų neduoda. Na veik. Galvojom mes iššerčiu, dabar sakom, gal biškėlį rek. Pamatysim. Kol kas juokiai netipt. Ir viens vietinis aborigėns kapo kažko nusiminti. Kur nusenai iš kraftos vis tiek? Kažko iškasens kažko iškas. Ten viskas aišku senovėje, mums kažkokį rado vaistą, kapčiagą kažkokį. Iš medicinis liaudiškas. Ir kažko mums kas viedar pasidėjęs ded, ar šaknų kažkokių sužinojo vėl naujų dalykų. Bet uždraus greta vis tiek pas mus. Ai, važiuotai, ne? Buvo apsikvietimas, kad Kulių miestelėje prie pirmojo tvenkinio yra savavališkai renkama čiaga, kuri yra priskirta prie augalinės kilmės bio augalų. Piliečių buvo paaiškinta, kad ne šiuolaikinė, o senoviška liaudės medicina ir jau nelegali Lietuvos mūsų valstybė reiškės. Ir buvo nuramins, buvo viskas paaiškinta, buvo nuvesti vaistinė šiuolaikinės, kad nusipirktų vaistų. Pradėjai burbuliuką, parem prijauką, galimai galbūt lins, o galimai... Ryčka buvo kibėms. Mažas, bet kibėms, man atrodo, dabar beiški, ne? Yra. Gražuolė mūsų. Ant minklės. Ne, čia buvo zykiukai. O zykiukus dėjo čia? Kokia krasavica. Su kokias. O. Tikra graži tokį sveiką raudį. Gers. Nu va. Yra. Veina yra. Vilkai. Super, mes žuvų prigaudysam, tas tenčiagas prikas. Kolūkis seniai prieki. Graži.
raudonas pelekas, raudė, tikrą raudą. Ir pradžio atėjo burbuliuką, sakom, gal koks lynis, dar ešerė. Ir ciku užmetėm į patį, gina, kur parėjo į taką. Ir lėta. Te patrūt, kad suvinis, bet buvo kaip brandas. Smagėtum plūdį, param pavasarienį, kad į tokį raudė, bet gerai ant dušės. Veiksmus vyksta. Burbuliuką, kažko biškėlį sujų kažkas. Pabiškį jau, kaip sakom, padunda jau iš tos mirtais žeimos iščio. Pavasaris jau. Bus gerai. Bet dar teks palaukti. Iki kol saulė pasikavos už 4 drambliaus kupros lėka valandą. Horizontą, Jo, lėka adina. iki sutemų. Jo, jau kur viskas savo ledas, jau už adinas. Keletą tokių patempimų turėjau, bet Plūdį dar skendimų. neaktyviai. Ne, tikra, netep, vos tep. Praplaukdam su odega užkliūn biškį. Tai trūksta turbūt tos šilumos. Savaitelio antrą Jo. dieną būtum jau ir lynų kokį gali pagauti. Galėtum. Bet jau or super paukštė čiulp. Jo grįžti. Čiaga kažkas kas. Nu jau nepasau. Kažkas tarkau, kam Prisikasi. pakonti. Įkimb, bet nekimb. Tim. Kažkoks taps labai tep. Silpna. Ir ne iki galo. Prisaikas iš šaknum tom čiagų. Jūs dabar ten tarkau, man daro kokį tai premiksus, o kavo kokį gers. Tai to kavo gersančio. Kažkon čia įduomė dėl. Ne gersančio, braziliškas kavos, tokios paprastos. Papelinas skrudinis. Ne. Na, įsiuoji. Susitrauk žydą. Ilgai laukus. Gers. Čia ir kaip ir koja, daugiau galima sakyti. Bet tepanos cikumi kokim, bet vis tiek biški, mes važiuojam į Pravieniškis. Nu, taikslus kažkoks vis tiek. Jo, super, tikra. Labai gera. Nors tu keletą tokių raudonakių pagaudyti. Grybų radybų. Mikro masalai. Nu, apsitvarkėm. Galbūt tada gal į gerą. Apsitvarkėm šiukšlis irgi va. Nieko. Įsinėsim. Gražiai, švarė. Dar tokių rondam. Man ne galva nukėlė. Nu va, Teikšim Pirmoji- kartu. pirmoji žvejyba pavasarį. Ankstyva pavasarį. Ankstyva, ojai, kovo 9. Kovo 9 šiandien. Bet smagia, ne? Smagia. Plūdelis, tas ėjams, tas, ne? Atrodo tokį nedidelį pagaujant ant žuvį, bet pavasarį tai didelį, ne? Jo, vis tik. Visai kita. Užėjimos biški to atvirą pasielgis, ypač šnekėjom metodą. Metodai, labą nekėjom, jo, apie pasilgtus metodai. dalykus. Ir žiūrėsim, ateiti kas kur, nežinom, net pasakyti Nieko negalim. nesakysam, tiesiog dėsam, kon važiuosam, filmuosam, žvejosam, kepsam, virsam, turbūt. Įvairias jo. būdas. Jo. Nu kon, samudžytiems. Samudžytiems. Iki sekančių. Let's go! Stop, go.